Ir Babičius prieš 4 bene varžovus dabar. Vytukynas, atakos Smaigalyje, smūgis. Vaidotą Šilėną, Mantą Friedrichą ir Justą Lasicką. Ir kraštu dabar Jevgenijus Morozas turi labai daug erdvės. Baudos aikštelėje jis jėgų taip pat turi smūgį. Šiuose rungtynėse 1-1 rezultatas yra toks. Šiauliai. Štai tokie Šiaulių futbolininkai pakeisti pusę. Tai Rekstetakas per kairę pusę. Dabar dešinėje labai ilgai užsibuvo Šiauliai, o čia įvartis. Tai yra nerealizuotas 11 metrų baudinys, na ir paprastas įvartis, kuris buvo pelnytas. Tokačius. Į kraštą Jasaičių. Vytukynas. Ir štai toks Jasaičio perdavimas. Ir įvartį muša Titas Vytukynas. Kuzoras šiandien futbolinės susistabdo kamerą taip sėkmingai kaip norėjo. Čia vėl neužtikrintas Galdiko žaidimas ir skirti. Nieko nėra ir 2-1. Nuošalės vėliavėlė nepakilta, pavyksta pasižymėti Šiaulių komandai, įvartis įskaityti. Silpną tokį perdavimą atliko, bet šį kartą trakai kamuolio neperėmė, o po to jau gražiai žaidžia šiauliečiai aikštės viduryje. Šansas yra šeimininkams, perdavimas Traukai, nuošalės nėra, smūgis ir įvartis. Mindaugas Trauka. Buvo Šiaulių komandoje Borovskis prieš 4 metus. O čia smūgis iš toli ir Titas Vytukynas, puikus įvartis. Vienu lietimu, štai tokia patranka į vartų kampą. Lietuvos rinktinės žaidėjas, na ir tikrai turėtų viskas būti gerai. Juo labiau, kad dar žaidžia ir prieš savo buvusius komandos draugus. Čia dabar perdavimas, Jasaitis arčiau vartų, smūgis ir Nika. Vytukynas, na šiauliečiams sekasi šiandien kamuolį palaikyti. Dar vienas puikus perdavimas ir dar vienas įvartis, kurį muša Nikas Tokačius. Priverstų gerokai pasinervinti jų varžovus. Kol rezultatas 2-0, supranta, žino, kad net ir kartą suklysti gali sau leisti. Čia Lukošius. Toje pozicijoje Vytukynas su kamuoliu. Veržėsi dešiniųjų kraštų, gražiai čia klaidina 1, 2, 3 žaidėją, visiškai laisvas čia baudos aikštelėje po tą. Toje pozicijoje Vytukynas su kamuoliu. Veržėsi dešiniųjų kraštų, gražiai čia klaidina 1, 2, 3 žaidėją, visiškai laisvas čia baudos aikštelėje po tą. Na ir ką, nuveiks dabar Strauka, jo perdavimas Vytukynas, reikia mušti. 2-0, Titas Vytukynas. Dar vienas jo įvartis šiame sezone ir šiauliečiai, na, tiesiog negali patikėti. Atrodo spaudimas, yra iniciatyva turi, bet jis pataiko tiesiai į varžovo, žaidimo ranka ten nėra. Dar vienas smūgis vienu lietimu, Titas Vytukynas 1-0. Puikus Klaipėdos Granito saugo įvartis ir Titas Vytukynas išveda į priekį svečius 42. Aikštelėje! Virpstas ir įvartis! Puikiai sužaidžia Klaipėdos Granito komanda šitoje atakoje. Individualiai puikiai sužaidžia Marius. Netikslus Papšys. Titui Vytukynui ir Vytukynas pabėga vienas prieš vartininką į tolimą į kampą ir pataiko nuo Virpsto. Titas Vytukynas. Žalgiris supranta, kad 2-1 nėra tas rezultatas, kuris šią komandą pilnai tenkintų ir kas... Apie komandos sudėtį tiek ir apie žaidimą. Ir tie pasikeitimai, kaip kalbėjo Deivis Kačelskis, yra tikrai į naudą ir į gerą. Gynėjas ir Rokas Urbelis dabar pasileidžia tuo kraštu, smūgis į vartus ir Titas Vytukynas. Pirmasis įvartis, patenkintas Rokas Urbelis, jo pasijungimas dešiniuoju kraštu davė naudos ir tai yra pirmasis ir šios rungtynės, kurios vyksta dabar. Dabar pastebimas suaktyvėjimas pastaruoju metu ir apskritai dabar toks atviras futbolas, dabar jau Klaipėdos Granito išpuolis. Tai viena, tai kita komanda atakuoja, čia šansas kontra išpuoliui, perdavimas Papšys, norėtų hetriko, bet dublį muša Titas Vytukynas. Šiauliečiai atakavo.